Būsimos rūbų modeliuotojos sukūrė 14 švytinčių drabužių ir aksesuarų jaunimui. Studentės mano, kad ši mada turėtų tapti populiari. Kolekcijos autorius akcentuoja svarbiausia, kad jaunimo mada taptų sauganti. Dviejų jaunimo kostiumų autorė savo kūrinius paskyrė avarijoje sužeistoms draugėms. Menininkė sako, kad taip ji primena, kaip svarbu išsaugoti gyvybės keliuose. Iš mūsų grupės buvo 3 panelės, kurios pateko į avarijas. Dabar yra mokosi kitame kurse, tai galbūt dėl to kilo ta idėja, kad reikia kažką daryti, dar galbūt ir mintis tokia buvo sukurti kolekciją iš tų atšvaitų. Kelnės, suknelės, palaidinės, net charakteringi gobtuvai, rankinės ir ausinukai. Viskas pasiūta naudojant šviesą atspindinčią medžiagą. Manekenės drabužius demonstravo naktiniame klube. Ši vieta pasirinkta todėl, kad būtent čia ta publika, kuriai ir skirta kolekcija pavadinta Matomi. Studenčių kūrybos vadovė auklėtinių darbą ir netradicinį pristatymą pavadino ne vien kūrybiniais ieškojimais, bet ir socialiniu projektu. O kodėlgi ne? Argi viskas turi būti kaip tradiciška? Gal atsikratykim pagaliau tų stereotipų, paieškokim kitų erdvių, netradicinių žiūrėjimo kampų ir gal projektai sėkmingiau tada bus įgyvendinami. Dauguma modelių sukurti beveik nekeičiant klasikinių ar jaunimo jau pamėgtų linijų. Tai padaryta todėl, kad saugantys rūbai būtų tinkami dėvėti gatvėje. Renginį globoja Seimo narys Andrius Šedžius. Parlamentaras sako, kad pasiūlymas tapti pristatymo globėjų sužavėjo ir savo tema, ir socialumu. Na, tai ne tiek tema, kiek iš tiesų noras padėti jauniems žmonėms, nes šiuo metu Lietuvoje pastebima tokia tendencija, kad begalinis rūpestis yra pensijinio amžiaus žmonėmis, socialiai remtinai žmonėmis ir tai nėra blogai, bet mes iš tiesų nustumėm į antrą planą jaunimą. Kadangi esu vienas iš jauniausių Seimo narių, tikrai jaučiu pareigą tiesiog padėti jauniems žmonėms save realizuoti, parodyti, ką jie sugeba, ką jie gali, kad iš tikrųjų turim Lietuvoje daug jaunų, gražių, talentingų žmonių, kurie tiesiog nori realizuoti savo mintis ir idėjas ir jiems reikia padėti.